kuri yra skirta aktyviems ir iniciatyviems ukmergiškiams, kuriems svarbus jų miestas ir bendruomenė. Taip pat VŠI muzikos salėje besirūpinti mažųjų ukmergiškių muzikinių lavinimu bei veiklių mamų klubas. Ką mes turime geriausia? Tai mūsų vaikai. Ukmergė gali didžiuotis jais. Tai dar kartą, padrasindami mūsų vaikus, paplokime jiems ir pasakykime: sveiki atvykę į miesto centrą, sveiki atvykę į mūsų gyvenimą, į mūsų Ukmergę. Už jų pasigirsta nuostabi melodija, mus lydi ir telkia į vieną kolektyvą, smagiai grodamas eina Vidaus reikalų ministerijos pučiamųjų orkestras vadovaujamas Egidijaus Mikniaus. Orkestras yra populiarus Lietuvoje ir užsienyje, o šiandien jis džiugina Ukmergę. Prieš jį mūsų pasididžiavimas, mūsų iškilminga vėliava, kurios viduryje puikuojasi miesto herbas. Jo reikšmė gan sudėtinga, bet teigiama istorinėse šaltiniuose. Iš griuvėsių kylantis namas per reformas pradėtis atgyventi. Meras, kaip simbolis miesto mus sutinka. Taigi pasitikime užsienio delegaciją, svečius iš Vilniaus. Sekantis mūsų draugai Ukraina. Slava Ukraina! Slava Ukraina! O šalia jų ir Vokietijos atstovai. Misteris Palar. Už jų mūsų draugai iš Lenkijos. Jak žičia. Gerbėme, šitą gausi delegaciją atvyko iš pačios Vengrijos. Taigi, welcome from Hungary to Ukmergė. Už vengrų žengia mūsų braliukai iš Latvijos. Labdien, skaisti meitini, kungendam. O draugai iš Baltarusijos. Привет, хлопцы. Estijos. Žinau vieną gerą žodį estiškai. Terveseks. Ir visa delegacija iš Norvegijos. From Norway. O toliau mes pasitiksime seniūnijos. Pirmoji pasirodo Ukmergės miesto seniūnija. Pati seniūnė nešė iškabą ir linka ukmergiškiams geros šventės šiandieną. Ši gausi graži delegacija iš Deltuvos. Tas miestelis įspūdingas. O, štaiga pas mus pasirodo Pabaisko seniūnas mosuodamas vėliavą ir viena iš tų vietų nuo Pabaisko mūšio ir dabar. Šalia jūsų pražingsniuos tarybinė šeima. Jūs matote geriausią rekonstrukciją, kuri tik galėjo suburti Angelė Jakubinenė. Štai toliau žengia mūsų saugotojai nuo ugnies ir kitų bėdų. Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai ir savivaldybės ugniagesių komandos darbuotojai šiemet švenčia 175-asias įkūrimo metinės. Pasveikinkime jos plojimais tie žmonės, kurie rizikuoja dėl mūsų. Patys drąsiausi, patys atkakliausi. Atžygioja komanda, kuri vadinasi 5A. Jie kartu leidžia laisvalaikį, švenčia šventes ir tiesiog aktyviai veikia kartu su savo vaikais. Grupė susikūrusi dar darželį ir maždaug prieš 10 metų ir toliau tik auginanti ir traukinti kitas aktyvas šeimas į savo ratą. Laisvalaikio leidimo būdai jų dviračiai, kelionės, išvykos, iškylos, žygiai, baidarės, slygės. Ir kas tik galėtų pagalvoti, visa tai, kas susiję su šia aktyvia grupė. Ir dabar prieš jūs, tie, kurie jūs nepamirš šaltai žiemos vakarais, tuos, kuriuos keikėt, tuos, kuriuos gyrėt ir vis dėlto mylit, mylit, mylit. Akiratyje pasirodo Ukmergės šilumos kolektyvas,
kuris rūpinasi jumis, rūpinasi miestu. Ir noriu pasakyti, kad ateityje jie linkę dar labiau būti arčiau jūsų, dar labiau rūpintis jumis. Nepagailėkite plojimų. Kas plos dvigubai, šilumos kaina mažės trigubai. Tai būtų jų šūkis pagrindinis. Ir šitas signalas tik patvirtina mano žodžius, apie ką kalbėjau prieš tai. Atkreipkite dėmesio, prašau, į balionėlius, kurios neša. Karšta, raudona spalva simbolizuoja šitą šilumą. Direktorius priešaky visiems mojuoja. Balionėliai sprogsta ir šiluma ateina. Už jų pasirodo Aljuvos kolektyvas. Trala, ant kurio įsitaisė puošnus ir šventinėmis šypsenomis pasipuošę darbuotojai, savo žavesiu neatsilieka. Jie tie žmonės, kurie gali jums padėti sugedus. Jie tie, kurie pasakus alio, man kažkas kažkaip kažko pasitiks jūs ohoho. Čia ekspromtas, bet Aljuva nebūtų Aljuva, jeigu iš paskos nesektų jų kortežas. Taigi, Volgos markės automobiliai jau daugiau kaip 7-8 dešimtmečio puošmena puošia juos. Koks garsas. Taigi senoviniai automobiliai, o už jų sėdi Santarvės fondo prezidentas, turintis nuostabų aparatą ir nufotografuojantis visi, kurie mato jį ir mato jį. Ukmergės miesto bendruomenė jungia miestelėnus bendriems darbams talkinti ir nariams ūkio darbose padėti, talkas organizuoti. Ir dar, aišku, Volgos tai yra praeitas etapas, bet štai automobiliai pasirodantis iš jų yra išskirtiniai. Šiltais plojimais pasitikite Ukmergės policiją. Automobiliai automobiliais, o motociklai motociklais. Taigi, naujieji Yamaha motociklai šiuo metu patruliuoja ne tik mieste, bet ir rekreacinėse vietose. Šitas signalas padės turbūt išgelbėti ne vieną gyvybę. Taip, šalia motociklų pažymėti nauji automobiliai. Tai Škoda Ietis ir Nissan NV200. Jie skirti patruliavimai ir viešosios tvarkos užtikrinimui mieste ir rajone. Taip pat šioje eisenoje dalyvauja ir Ukmergės policiją garsinantis kinologas. Paprašysiu dabar, pakol kas neploti, susilaikyti. Ir kai pasirodys tas įstabusis keturkojis policininkas, padarysime jam siurprizą. Visi kartu,